Ar bandėte atrasti save šiuolaikinėme šokyje? Ar bandėte išreikšti savo emocijas per šiuolaikinį šokį? Šiandien, balandžio 27 dieną, Kauno menininkų namuose jauni žmonės kalbėjo savo kūnais. Balandžio 27 dieną Kauno menininkų namuose įvyko meno sintezės audiovizualinis projektas Atrasti. Jame susipynė šiuolaikinis šokis, muzika, vaizdo projekcijos bei dizainas. Atrasti tai yra Kauno menininkų namų organizuojamas tęstinis projektas jaunųjų menininkų. Ir čia jau jisai tęsiasi pas mus berods 3 metus. Buvo muzikiniai visokie projektai, daug grupių, kurios nėra labai žinomos, bet jaunimui yra labai gerai žinomos, bet visuomenėje dar nėra pripažintos. Ir šiais metais gimė mintis padaryti kito žanro visai, kad tai daugiau karaliautų šokis. Ir dėl tam tikrų asmeninių priežasčių tai buvo šiuolaikinio šokio. Pirmas renginys yra apie šiuolaikinio šokio žanrą. O šokis jis yra truputėlį tarp kitų menų, sakyčiau, visai nepelnytai, truputėlį kažkodėl žemesnėje pakopoje. Vat kviečia šokėjus užpildyti kažkokias spragas, truputėlį prie muzikos, truputėlį prie dar kažko tai. Bet tai yra lygiai tokia pati meno rūšis, kaip ir visos kitos meno rūšis. Savo jausmus ir nuotaikas išreiškė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijuojantis šiuolaikinio šokio šokėjai Rytis Cesaitis, Sigita Juraškaitė, Greta Grinavičiūtė, Agnetė Lisičkinaitė, režisavo Juliana Tomaševskaja. Judesys, jisai tiesiog yra aukščiau virš žodžio ir per jį galima pasakyti daugiau, parodyti daugiau emocijų ir išreikšti save. Kokias emocijas tu norėjai šiandien perteikti publikai? Koks šokio kelias ilgas, kaip jis kito ir keitėsi ir koks atėjo iki šių dienų. Aš nežinau, ar buvo kažkokia konkreti žinia. Čia tiesiog yra išsipasakojimai, kaip aš šoku, ką šoku ir ką aš galvoju ir kaip reiškiuosi. Tiesiog nebuvo konkrečios žinios. Projekto Atrasti šokių renginiai nesibaigė, tad Kauno menininkų namai jau šį rudenį kviečia artimiau susipažinti su šiuo menu.